Šlovė Alachui, mūsų kūrėjui. Norėčiau pasidalinti su jumis keliom Biblijos eilutėm, kurioje sako Mato 10:34, kad ten rašo, kad nemanykite, kad aš atėjau nešti taikos, aš atėjau nešti kalavijo. Tai kur ten tie visi krikščioniai, kur sako, ten pas juos tikėjime meilė, laimė ir taip toliau. Kaip jūs galite šitą eilutę paaiškinti? Arba 10:35. Tai pasirodo, kad nėra pas jumis ten vien tik tais taika. Arba kur Jėzus sako palyginime, kad kas nepriima jo viešpatavimo, tą nužudykite. Tai žmonės, jūs biški pabuskit. Jėzus buvo žmogus, o ne Dievas ar Dievo sūnus. Jisai buvo pranašas ir kiekvienas pranašas mokindavo, kad garbinkite tik vieną Dievą. Ir visi pranašai nuo Adomo, ten Nojaus, Mozės, Abraomo ir taip toliau. Tai šitą jūs turit suprasti, kad žmogus negali būti Dievas. Ir jeigu pažiūrėtumėt apie religijas, kurios garbina vienintelį Dievą skirtą visiems, tai islamas, tik tais islamas. Nes judėjai ten sako, kad jie gimsta ten, jiem tik tais Izraeliui vienai tautai Dievas, kažkas tokio žodžiu. Tai islamas skirtas visiems. Ir islame visi žmonės lygus, nėra ten, kad kažkas ten gimė ten Izraelį ir yra svarbesnis žmogus negu kiti žmonės. Ir žmonės gali tik tais lygintis Dievo baimingumu ir gerais darbais, o ne privilegijom kažkokiom nuo gimimo gautom. Tai žodžiu, šitas yra labai svarbus, jeigu ieškote teisingo tikėjimo. O šiaip matosi, kad dauguma iš krikščionių nusiteikia ten prieš musulmonus taip toliau. Tai ką rašo pati net Biblija, kad ne taikos atėjo nešti ten, o kalavijo. Tai kaip matome, kad daugelis priešiškai nusiteikusių net negalvoja apie taiką. Aš tikiu, kad Jėzus atėjo su taika ir jo toks tikslas buvo. Bet matot, Biblija parašė ne Jėzus ten. Tai Matas, tai Lukas, tai Petras. Kažkas susapnuoja, kad galima valgyti kiaulieną, tai ir parašo ir visi valgo, nors jinai buvo jau uždrausta.